Nors aplink tikrą vasarą, bet nedera pamiršti, kad šiandien dar viena diena priartėjo ruduo, kuris atneš ne tik geltonus lapus, bet ir pakilusias dujų kainas. Antrasis mūsų laidos puslapis bus skirtas LED lempoms. Ateinant į šildymo sezoną, gamtinių dujų kaina gali pakilti šilumos tiekimo įmonėms iki 30%. Tai tada šilumos kilovatvalandės kaina jau būtų nebe 24 centai, o būtų 30 centų už 1 kilovatvalandę. Standartinis nešiltintas sovietinės statybos daugiabutis namas kvadratinės metras suvartoja 25 kilovatvalandės vienam kvadratiniam metrui per mėnesį. Tai 60 kvadratinių metrų būtas per mėnesį suvartoja 1500 kilovatvalandžių. Ir jeigu praeitą šildymo sezoną, kada kilovatvalandė kainavo 24 centus, būtas mokėjo 360 litų, tai jeigu šilumos kilovatvalandės kaina pakiltų iki 30 centų, pakilus gamtinių dujų kainai, tai tokio pat ploto, to paties namo būtas nešiltinto mokėtų jau 450 litų per mėnesį. Jei Vilniuje būtų taip kaip Kelmėje, tai visi Antakalnio ir Žirmūnų gyventojai gyventų apšiltintuose, renovuotuose pastatuose. Taip, nes Kelmėje jau šį rudenį kas 5 daugiabutis bus renovuotas. Kelmė. Miestelis turintis apie 10 000 gyventojų galėtų būti pavyzdys Lietuvai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad girtis nėra kuo. Kelmė yra viena iš vadinamųjų Lietuvos probleminių teritorijų, kur bedarbių ir socialinių išmokų gavėjų skaičius vienas didžiausių lyginant su šalies vidurkiu. Išmokų mes išmokome kas mėnesį apie 1 milijoną litų. Ir labai gaila, bet ta suma labai lėtai mažėja ir nedarbas vis dėlto dar yra labai didelis. Vienas, matyti, yra tam 10-tuke, kur didžiausias nedarbas yra. Į probleminių kategoriją Kelmė pateko dar iki sunkmečio, kai kitose savivaldybėse gyvenimas atrodė gerėja. Tačiau netrukus, kai visa Lietuva tapo lyg viena probleminė teritorija, statusas ir tam tikros privilegijos gauti europinį finansavimą liko. Kelmės meras sako, kad miestelio gyventojams nepatinka žodis probleminė teritorija. Aš taip pat nelabai mėgstu sakyti, kad mes esam probleminis rajonas. Tiesiog stengiamės daryti viską, kad nebūtume tą sąraše. Bet galimybėmis be abejo norime pasinaudoti. Viena iš centrinių Kelmės gatvių ir renovuojami daugiabučiai. Renovuojami išskirtinėmis sąlygomis, nes gyventojams užtenka padengti tik 15% visų rekonstrukcijos išlaidų. Čia daugiabučio namų kvartalas, Birutės gatvė ir matote pirmuosius renovuotus namus šioje gatvėje. Tai yra ir vienas namas jau baigtas, renovuoti beveik baigtas. Renovuojami ne tik daugiabučiai, bet ir tvarkoma jų aplinka. Tai yra nauji šaligatviai, toliau, kaip matote, stovėjimo aikštelės automobilių yra. Perėjai šitos gatvės, perėjai buvo pėsčiųjų takas atnaujintas. Kita grupė namų yra taip pat miesto centre, Dariaus ir Girėno gatvėje. Ten taip pat darbai, aplinka sutvarkyta ir sėkmingai vyksta renovacijos darbai. Aš manyčiau, kad bendras Kelmės vaizdas, kaip žalių miesto vaizdas, plus patogus gyventi bus, kadangi reikės mažiau mokėti už šilumą. Manyčiau, kad tie visi darbai labai prasmingi yra mūsų bendruomeniai. Už renovaciją sumokėję maždaug po 3000 litų gyventojai turės šiltus, gražius namus. Tas kraštinis namas, rožinės spalvos, jo darbai, renovacijos darbai kainavo apie 270 000 litų. Žmonėms, gyventojams reikia prisidėti apie 3000 litų savo lėšomis, o didieji namai kainuoja apie 700 000. Ten, kur 5 aukščiai namai, o vidutiniškai žmonėms reikėtų mokėti apie 3-4 tūkstančius ir tą sumą galima išmokėti per kelis metus, aišku, paėmus paskolą iš banko. Ir tą sumą gali kiekvienas gyventojas išmokėti per skirtingą laikotarpį. Iki metų pabaigos Kelmėje bus renovuoti 7 daugiabučiai. Tada bus rekonstruojami dar 6 namai. Kelmėje yra 55 daugiabučiai namai, todėl aš tikiuosi tos programos tęstinumo
džiaugiuosi, kad vyriausybė grįžo prie šio klausimų ir mėgina kažkaip tai palengvėti gyventojams tą dalį, nes jeigu reikės prisidėti 85% prie namo renovacijos, o žinant, ko jų gyventojų dauguma yra pensininkai, tai tam tikrų problemų bus. Aš tikiuosi, kad bus ir kitokių programų ir tas procesas Kelmėje tęsis. Anot mero, dabar Kelmėje net susidarė norinčių renovacijos daugiabučių bendrijų eilė. Tačiau pirmuosius ledus pralaužti buvo nelengva. Be abejo, ginčių buvo labai daug, abejonių labai daug ir patsai procesas prasidėjo, aš manyčiau, įvertinčiau taip tikrai sunkiai ir reikėjo daug įtikinėti, nes kaip visada abejojančių daug, tačiau dabartiniu metu, kai jau sąskaitos gautos ir matome, kad sąskaitose ta suma yra dvigubai mažesnė, tai norinčių namų bendrijų atsirado daugiau ir mes to džiaugiamės. Pirmosius vargus įveikime, aš tikiuosi, kad toliau bus lengviau. Pirmoji kregždė Kelmėje buvo šis 5-aukštis namas Mackevičiaus gatvėje. Namo gyventojai pasiryžo renovacijai prieš 3 metų, nors tada jokiomis ES privilegijomis net nekvepėjo. Gyventojams teko padengti 50% renovacijos išlaidų. Baisesnio namo Kelmėje nebuvo. Ana siena galinė griuvo, tinkas krito, stogas tekėjo, balkonai buvo tokie nuvarvėję, nubėgę, kad siaubinga. Ir vis tiek jiem ta renovacija kažkoks siaubas. Man tai, aš neįsivaizduoju, kaip aš galiu taip elgtis, kad reiškia, pinigai eitų vėjais, per langus, per duris, per stogą. Man tas, aš turbūt suvalkietis, iš tikrųjų tai taip, jurbarkietis. Nepasakosime, kiek kryžiaus kelių teko nueiti, kol pavyko prišnekinti gyventojus renovacijai. Situaciją geriausiai perteikė skirtingai įstiklinti namo balkonai. Balkonai turėjo būti visi tokie stiklo, reiškia, apačia ta raudona, vien tik stiklas. Vėl projektas, reiškia, toks buvo padarytas, tai gyventojai, mums stiklinių balkonų nereikia, bijom iškristi. Ir viskas, ir surenka 18 parašų, viskas. Tas visas projektas atpuola. Iš naujo projektą susirenkam, vėl surenku parašus, kuriam koks balkonas tinka. Tada, reiškia, susirašo visi, kuriam kas tinka, ir tada projektą daro iš naujo, kad balkonai atitiktų kiekvieno pageidavimą. Vargai praeityje ir mes trumpai drūtai domėmės renovacijos rezultatais. Kiek pinigėlių statyboms paklota? Kiek dabar mokama už šildymą? 1 300 000. Taip, 64 kvadratai. Mokėjau, reiškia, 20 000, 64 kvadratų butas. 52 kvadratų mokėjau 15 000 ir vieno buto 36 kvadratų mokėjo 11 000. Jau 3 žiemas pražiemojom. Ir kokie rezultatai patenkinti? Taip. Reiškia taip, manau 64 kvadratai butas. Didžiausias mokėjimas buvo, didžiausias. Buvo 64 litai, praeitą žiemą, gruodžio mėnuo liktai buvo šalčiausias. Gruodžio mėnesį 64 litai. Šią žiemą didžiausias mokėjimas buvo 53 litai sausio mėnesį. Tai va, tai čia į kavinę gerą nuėjęs, porą žmonių neužteks pavalgymui, kiek aš sumoku, reiškia, už šilumą. Žmonės pamatė, kad jau yra tvarka, niekur niekas, viskas, langai užsidaro, jokių šilumos išleidimų, jokių pradarėjai langą, jeigu per ilgai palaikėjai, į kompiuteriuką pagavau vėją šaltą orą, pats radiatorius pasijungia, automatiškai pinigiuką eina. Viskas, jokių žiūri dabar žmonės, jokių durų atidarų, jokių nieko, viskas tvarkoja. Tačiau pasakojimas apie Kelmę dar nebaigtas, nes centralizuoto šildymo kainos čia nedidėja ir dėl to, kad Kelmė turi savo biokuro katilinę, naudojančią vietos kurą. Aikštelėje aptinkame nedidelę biokuro krūvelę. Juk dabar vasara, pagalvojame. Krūvelė nėra labai menka. Šitoj talpykloje telpa 300 kubinių metrų biokuro. Žiemos metu, kada biokuro katilas dirba pilnu pajėgumu, tai maždaug parai arba 30 valandų pakanka. Šiuo metu vasara, kada tik šildomas karštas vanduo, apkrovimas yra nedidelis, apie 1 megavatą.
eina galingumas, tai šito kiekio pakaks gal maždaug savaitei. Kelmėje biokuro katilinė pastatyta prieš 10 metų, viena iš pirmųjų Lietuvoje. Tiesa, tada ją teko statytis savo lėšomis, be europinės paramos, tad kilovatvalandės kaina gavosi didesnė nei dabar statomų biokuro katilinių. Šiuo metu mūsų šilumos kaina yra nepilnai 24 centai už kilovatvalandę su pridėtinės vertės mokesčiu. Tai mes Respublikoje esame maždaug 15 vietoje iš 58 šilumos įmonių. Buvo į šilumos ūkį padarytos didelis investicijos. Tos investicijos be abejo buvo darytos savom lėšom ir jos tam tikrą vertę pakėlė kainą. Dabar pereina prie biokuro ir daro iš europinių lėšų renovacijas. Tai kuro kainai tas įtakos turi mažesnis negu mūsų, kada buvo pertvarkytas šilumos ūkis. Katilinę nenusivylėme, todėl kad ir ateityje tikimės dar pilnai pereiti prie biokuro. Prieš 10 metų sprendimas statyti biokuro katilinę paskatino aplinkybės. Kelmė neturėjo įvestų dujų, taigi šiandien priklauso ne nuo rusų, o nuo estų, nes kaip rezervinis kuras biokuro katilinėje naudojama skalūno alyva. Skalūno alyva yra kaip rezervinis kuras ir kada žiemos metu esant šaltesniam orui nepakanka biokuro pajėgumo, yra kūrenama skalūno alyva. Skalūno alyva tiekiama iš Estijos. Taip, priklausom nuo estų. Apie estus pajuokavome, nes iš tiesų Kelmė priklauso tik nuo vietos kuro, o jo atsargų bent kol kas Lietuvoje turime užtektinai. Lietuva neturėdama savo gamtinių dujų nei naftos, bet tuo pačiu metu turėdama didelius išteklius biokuro resursų, tai yra medienos atliekos, šiaudai, komunalinės atliekos ir kiti vietiniai resursai, kurių kaina yra dvigubai mažesnė už iškastinio kuro kainą, tai vienintelė išeitis yra pereiti nuo brangių gamtinių dujų, nuo brangaus mazuto prie vietinių išteklių, tai yra prie biokuro. Ir skaičiavimais ir statistiniais duomenimis yra nustatyta, kad Lietuvoje vietinio biokuro resursai yra didžiuliai ir jų praktiškai pakanka, kad centralizuotai būtų galima gaminti ir patiekti visą šilumą vartotojams. Šiuo metu Lietuvoje šilumos tiekimo įmonė sukūrena apie 200 000 tonų naftos ekvivalentų biokuro. Bet tuo pačiu metu kasmet be naudos pražūsta dar 600 000 tonų naftos ekvivalento biokuro išteklių, o vietoj jo mes naudojame ir perkame labai brangias gamtinės dujas. Ir gyventojai priversti mokėti už šilumą didelės sumas, kadangi šilumos kilovatvalandės kaina yra didelė ir gyvena nešiltintose daugiabučiuose namuose. Prieš reklaminę pertraukėlę speciali informacija daugiabučių gyventojams. Jei žiemą gavote 600 litų sąskaitą už šildymą, 500 litų iškeliaus į Rusiją už dujas. Esame aikštelėje, kur sandėliuojamas Kelmės katiliniai tiekiamas biokuras. Sandėlis pas mus geras to, kad nelyja lietus, biokuras yra saugomas švariai, sausai, ant jo nebėga joks vanduo, plus vėjas pučia iš šono, džiovinasi ir pažiūrėkit, kaip jis gražiai atrodo, kad ir štai būtent šitas biokuro rūšis, tai būtų miško kirtimo atliekos smulkintos. Bet pažiūrėkit, jis sausas, gražus, graži skiedra ir čia nėra jokių priemaišų žemių ir taip toliau. Štai kirtimo atliekos, kurios nebrangios šiai dienai, sakykime, paimti iš miško kaip energiją, ją reikia tik paimti, jos yra daug. Kitoje pusėje rietuvės medienos, kurias mulkinant taip pat gaminamas biokuras. Malkinė tai pigesnė žaliava, kaip brangesnė, bet šiai dienai kirtimo atliekų Lietuvoje dar tiek nėra, kad už jų užtektų panaudoti biokuro katilinėse. Nors mes tai aktyviai skatinam. Kodėl nėra? Privatininkai ne visada nori užsiimti to, kad jie galvoja neapsimokės, skuba, nori paimti geriau apvalę medieną išsivežti, o kirtimo atliekas tai palieka antram plane.
nors mes norim tai išgyvendinti ir parodyti žmonėms, kad tikrai reikia paimti, pradėti nuo savęs reikia, nuo smulkmenų, bet tos smulkmenas sudėjus mes galim labai gerą rezultatą turėti Lietuvos mastu, ta prasme, energetinės nepriklausomybės mastu. Šiuo metu Lietuvoje yra įrengta ir eksploatuojama apie 400 MW galingumo biokūro katilinių. Ir yra paskaičiuota, kad norint išnaudoti visą biokūro potencialą Lietuvoje, reikia įrengti dar daugiau kaip 1000 MW šiluminės galios biokūro katilinio. Ir tokiu atveju tada didžiąją dalį šilumos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės galėtų gaminti, kūrendamos vietinį biokūrą, kurio kaina, kaip sakiau, yra 2 kartus mažesnė pervedus į naftos ekvivalentą negu iškastinio kūro kaina. Biokūrui ruošti naudojama galinga technika – mobilus medienos smulkintuvas. Jo privalumas yra tas, kad šiandien smulkinam čia, po pietų jau smulkinam kitam mieste ir kitam miške ir taip toliau. Tai puikiai technika vokiška gera. Padėti kaupti biokūro atsargas gali kiekvienas kelmiškis. Šitą krūvelę, tai kaip ir sakiau, nereikia ieškoti kažkur toli. Reikia pradėti nuo smulkmenų irgi. Čia yra Kelmės mieste, gyventojai suveža šakas, mes čia priimam jas, galima jas sandėliuoti ir štai nuo pavasario darbų žmonės pradeda kažkas vežti, genėti savo mažas sodus ir taip toliau, štai suveža ir mes turim ką, biokūrą puikų. Prieš tai matėt skiedrą, kokią galima pagaminti, tai labai puikiai skiedra. Galima sakyti, kelmiškiai prisideda prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės. Susmulkinus šitą kiekį kirtimo atliekų, kur suvežė gyventojai, tai panašiai šitas skiedrovežis turėtų būti pilnas, tai būtų apie 30 kietmetrų medienos, tai žiemos metu, sakykime, trečdalis paros šiltų iš gyventojų tokių iniciatyvos, sakykime. Biokūro tiekėjų darbas atsakingas ir nelengvas. Reikia būti pasiruošus visada, čia nebus taip, kad kažkas užkurs dujas katiliniai ir viskas bus gerai. Ne, tai medieną, jeigu mes tiekiam, mes privalom patiekti laiku, jeigu reikia nakties metu, taip kad atsakingas darbas. Mes ir pajuokaujam kartais su darbuotojais, kad mes kaip gaisrininkai, kaip greitoji atsakingi ir turi mūsų technika būti nepriekaištingai tvarkinga ir kad katilinėse palauk nėra, kad kurą atvešim rytoj. Ne, reikia kiekvieną dieną tiekti. Tai toks ir darbas. Kelmė yra tarytum mažas modelis, pagal kurį turėtų vystytis visas Lietuvos šilumos ūkis. Tai renovuojami namai plus katilinės, kūrenančios vietinį kūrą. Tačiau kol kas Lietuvoje gyvename vieni jau kapitalizme, kiti dar socializme. Čia dar tarybiniai laikai. Tai kaip pasižiūrė, tai tarybinė sistema, čia jau vis tiek. O jūs jau gyvenat? Kapitalizme. Vadinasi, reikia tik mažiau dejuoti, o ieškoti galimybių ir jomis pasinaudoti. Ir nesapnuoti, kad dujininkai rudeniop suminkštins savo širdis ir sumažins dujų kainas. Taip tikrai nebus. Keli žiūrovai, atsakydami į mūsų viktorinos klausimus, atsiuntė greta atsakymų ir savo klausimą, o kasgi yra tos LED lempos. Tad šiandien, gerbėmieji žiūrovai, ir papasakosime apie mūsų viktorinos prizą. Apšviesime jūs naująją šviesą. Šviečia keliasdešimt kartų ilgiau nei kaitrinė lemputė. Vartoja kelis kartus mažiau energijos nei ekonomiškoji liuminiscencinė lemputė. Ir skirtingai nuo jos neturi gyvsidabrio. Taigi, nepavojinga aplinkai. Labai mėgstama dizainerių. Daug turi pliusų. Pradėsime nuo istorijos. Kaip ir dauguma genialių dalykų, ji atsirado netikėtai. Prieš gerą 100 metų buvo atrastas šitas efektas, kad šviesos diodas, pats kristalas, pajungus tam tikrą schemą, padavus įtampą, kristalo vietoje jisai šviečia. Ir bent po 50 metų buvo labiau susidomėta, nes tą laiką tai priėmė kaip pašalinį efektą. Štai ir bent po 50 metų pagamino pirmąjį šviesos diodą. Ledinės lemputės, kitaip dar vadinamos šviesos diodų lemputės ar šviestukai lietuviškai, jos skiriasi nuo paprastų kaitrinių lempučių tiek technologija, tiek sudėtimi. O svarbiausia, kas mums dabar aktualu, tai galima, netgi yra juokaujama, kad kaitrinė lemputė
Tai yra kaitinimo įtaisas, kuris dar šiek tiek ir šviečia, nes jisai bent 10% elektros energijos sunaudoja šviesai, o 90% energijos sunaudoja šilumai. O pats LEDas, pati technologija leidžia praktiškai 100% elektros energiją paversti šviesa. Diodas – puslaidininkinis prietaisas, turintis vieną elektroninę skylinę sandūrą, praleidžiantis elektros srovę tik viena kryptimi. Tokį paaiškinimą randame Wikipedijoje. O taip šį procesą paprastai parodo specialistas. Juostelę, iš pirmo žvilgsnio tinkančią kažkokiam drabužio ar rankinuko dekoravimui, priverčiantis šviesti. Turime šviesos diodų juostelę, turime maitinimo šaltinį. Tiesiog prijungus maitinimą prie juostelės, jie pradeda šviesti. Ilgis gali būti įvairus, atitinkamai parenkamas maitinimo šaltinis ir tiesiog belieka įkomponuoti į jūsų norimą dizainą. Ir čia galima padaryti labai įdomų sprendinių. Tai be abejo, čia kiekvieno fantazijos reikalas. Tarkim, galima pasukti ar apvesti aplink kažkokį tai pagrindą. Yra hermetizuotos juostelės, kurios nebijo drėgmės. Galima naudoti tam tikrose sąlygose. Atrodė, kad tos ledinės lemputės, 1, 2 ir viskas aišku, o pasirodo jų yra tiek daug ir tokių įvairių, kad norint teisingai pritaikyti, reikia labai gerai žinoti būtent ko tau reikia. Taigi, paimkime, kad štai ir šitą, sakykime, kam ji turi būti skirta. Taip, šią lemputę taip pat galime skirti kambario apšvietimui, žinodami, kokiu kampu norime apšviesti. Galime pasirinkti šitą arba kitą lemputę. Šviesos diodai daugiau kryptinis, galima sakyti, įrenginys, todėl norėdami pasirinkti, turime galbūt pademonstruoti, pažiūrėti, ar tinka būtent kryptis ir šviesumas. Štai labai tokia sferinė, išgaubta. Jinai ko gero jau skleidžia po visą kambarį šviesą. Taip, šitą lemputę skleidžia į visus šonus šviesą, todėl gamintojai taip stengiasi ją ir pagaminti, kad tiesiog galėtume iš karto pakeisti, išsukę kairę lemputę, įsukdami šviesos diodų lemputę. O pavyzdžiui, čia tik vienas šviesos šaltinis. Taip, čia yra 3 W šviesos diodas, yra vienas diodas viduje, tačiau jisai konstrukcijoje dar turi lęšį, kuris šviesą pasklaido kuo didesnių kampų. Gali būti lemputės 3 spalvų ir galima keisti spalvą, galima keisti distanciniu būdu, perjungti į norimą spalvą. Taip pat galimi įvairūs perėjimai, jeigu išsirinkus tinkamą lemputę netinka lizdas, galima pritaikyti tam tikrą perėjimą ir gausime norimą lizdą. O, čia taip. Labai ekologiška priemonė. Galima sakyti taip, ekologiška, ekonomiška priemonė, kai energiją pasigamini pats ir taip pat energija šviesa yra išduodama šviesos diodų pagalba. Kaip žinome, įvairios lempos atsirado dar 18 amžiuje. Ši lempa mums primena būtent senovinę lempą, kur buvo naudojama, tarkim, mūsų močiučių namuose. Na, o dabar atsakymų į praėjusioje laidoje skambėjusi klausimą metas. Klausimas buvo toks. Kaip žymimas ir kaip vadinasi ekologiškiausias Lietuvoje pardavinėjamas benzinas? Tai yra E85. Ir šie degalai taip vadinami todėl, kad 85% jų sudaro bioetanolis, pagamintas iš spirito, ir 15% benzinas. Pardavinėjami šie degalai net litu pigiau negu tradicinis 95 benzinas. Pirmasis teisingai po laidos į šį klausimą atsakė Mindaugas J. Dar prašytume mūsų gerbiamų žiūrovų, rašant elektroninius laiškus ir atsakinėjant į klausimus, rašyti pavardės arba pavyzdžiui vietą, kurioje jie gyvena. Na, bet žinoma, prizas vis tiek iškeliaus pas gerbiamą Mindaugą J. Na, o dabar naujasis viktorinos klausimas. Už jį teisingai atsakiusieji gaus štai šias LED lemputes. Taigi klausimas. Skirtas taip pat jūsų atidumui patikrinti.
kiek daugiabučių yra Kelmėje ir kiek iš jų yra renovuotų. Tad laukiame atsakymų, skubėkite, nes laimi pirmieji. Iki pasimatymo kitą sekmadienį.